Nesumeluosiu, bet kiekvieną dieną pildomės aikštelę automobiliais. Čia vieną jau nebeturim, tai vieta jums. Tai šiandien noriu jums parodyti Mazdulę, kuri man krito į akį. Su tokiu gražiu apšvietimu pažiūrėsim Mazda 6, 2 litro, 110 kW, dizeliukas, 2014 metų, tvarkingas automobilis. Čia šiek tiek, nežinau kaip taip sugebėti. Jūs man paaiškinkit. Turim parkus priekį gale. Bagažinė, kas bagažiniai. Gili bagažinė, daug vietos. Lobė neradom. Nu, bet sakykit, ką noris. Tikrai tvarkinga. Užeikim į galą. Kažkada man rašė, kad mane galas trauk. Tai gale aš dažniausiai važiuoju, nes manęs į priekį nieks nepriima. Dėl ūgio. Tai keliaujam pažiūrėti į saloną. Šiaip tai labai malonu atsisėsti į tvarkingą mašiną. Tai multifunkcinis vairas, rida 228 000, reik padangas prisipūst, 2 zonų klimato kontrolė, šildomos sėdynės, turim navigaciją, bet jaučiu, kad ją instaliuoti gal reik. Ai, ne, nu tai viskas čia, susivedat ir sėdat lėkėt. Tada turim visokias sąskaitas. Pas mus vien, man atrodo, 3 ar 4 technikiniai, nes žmogus ilgai turėjo automobilį, tai viską išsaugojo, nu, bet ir kvepėti mėgo. 5000 pinigų ir automobilis jūsų, galim dėrėtis, galim suteikti lizingą, nu realiai viską galim, tai gražaus penktadienio ir kad nebūtų tas šeštadienis sunkus.